deginimo įmonių nėra, nes vartų mokestis tai yra čia pagrindinis dalykas, kad deginti kas dega ir nebereikia MBA, nebereikia žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendyti. Iš tikrųjų, šioje skaidrėje tas nėra atvaizduota, bet degintojai kaip atskiri ūkio subjektai, jie bus reguliuojami, mes jiems nustatysime deginimo vartų mokestį. Mes esame šiai dienai gavę iš Vilniaus ir Kauno atliekų deginimo jėgainių vartų nustatymo projektus. Ir šiuos tarifus planuojame patvirtinti sausio-vasario mėnesiais taip pat. Mūsų metodikoje yra įtvirtinta nuostata, kad deginimas visais atvejais negali būti brangesnis nei šalinimas sąvartyne. Vis dėlto pats deginimo vartų mokestis jisai remsis deginimo kaštais, kiek tų kaštų lieka tokiai veiklai, kiek yra patiriami toje jėgainėje, vertinant turto atsipirkimą ir išlaikymą. Šiai dienai bent jau iš pirminių skaičių, ką mes turime tiek iš RACų apie sąvartynų kaštus, tiek iš degintojų apie jų deginimo kaštus, tai mes jau matome, kad vien kaštų prasme deginimas bet kuriuo atveju išliks pigesnė alternatyva palyginti su atliekų šalinimu sąvartynuose. Pasikelti sąvartynų mokestį, kad palysti su deginimu po tuo pakeltų sąvartyno mokesčių. Bet viena ir kita nėra atliekų sutvarkymas. Tai yra aukštesnio prioriteto netvarkymas atliekų deginimas. Keliam sąvartynų mokestį, kad pasikelti deginimo mokestį.